75-72 ir kiek daugiau nei minutė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Šventė čia, šventė ten, kur Nigerijos rinktinės gerbėjai susirinkę. Taip, išsikapstė iš tos duobės, iš 13 taškų deficito, kuris buvo trečiojo kėlinio pradžioje Nigerijos krepšininkai ir dabar jie turi 3 taškų pranašumą. Graikai turi kamuolį. Laiko dar yra, suprantama. Visko dar gali nutikti ir kol kas netgi karščiuotis pernelyg Graikijos komandai nereikia. Reikia tiesiog įmesti, apsiginti ir reikia manyti, kad laiko tam, kad įvykių eiga būtų pakeista, dar liks. Janis Burusis kala kamuolį iš viršaus, 16-asis šio aukšto ūgio taškas. Na, Nigerijos komanda kamuolį, aišku, pasistengs palaikyti kuo ilgiau. Rezultatyvus perdavimai. 17 Graikija, 5 Nigerija, bet ne tai dabar yra svarbiausia. Čia pro šalį ir pražanga puolant varžovų krepšį. Reikia Diogų. Ketvirtoji asmeninė nuobauda jam. Ir kadangi tai yra 5-oji komandinė pražanga Nigerijai, Graikija gali išsiveržti į priekį, jei Janis Burusis pataikys abi baudas. Vasilis Panulis 25 taškai, Burusis 16. Tai yra Graikijos rinktinės lyderiai šiandien. Pirmąją baudą Janis Burusis siunčia tiksliai. Dar kartą lygų. Net sunku suskaičiuoti, kiek kartų lygus rezultatas buvo ketvirtajame kėlinyje šiandien. Antrąją baudą Burusis taip pat pataiko. 76-75 ir dabar minutės pertraukėlės jau prašo Nigerijos komanda. Iki. Mes mylim maistą ir krepšinį jau 20 metų. TonyBet. Sėkmė tonizuoja. Tai, kas skanu, dažnai tampa sunkių išbandymų jūsų skrandžiui. Su maistu gerkite Vytautą. Vytautas – natūralus mineralinis vanduo, kurį gerti naudinga. Maksimalūs įspūdžiai iš olimpinės krepšinio atrankos Venesueloje aiškiuoju HD formatu tik per televiziją Gala. Lietuvos krepšininkų kovas Venesueloje ir kitus svarbiausius vasaros sporto įvykius užsisakykite tiesiai į namus telefonu 1817 arba gala.lt. Gala – išmanioji televizija, sukurta Teo. Baigėsi minutės pertraukėlė Karakase, paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Nigerija pralaimi Graikijai 75-76, bet turi kamuolį savo rankose ir kol kas tai, kuo viskas čia baigsis, yra visiškai nenuspėjama. Priminsiu dar kartą. Trečiojo kėlinio pradžioje Graikai turėjo 13 taškų persvarą, bet dar prieš 26 sekundės 3 taškais pirmavo Nigerija. Štai taip, banguoja. Šios rungtynės, taip, Graikai turi daugiau patirties, taip, Graikai turi geriau žino, kaip elgtis tokiose situacijose, kaip rungtynės laimėti, bet vis dėlto tai yra loterija. Vienas kitas vykęs metimas, vienas kitas nevykęs ir štai taip. Štai taip, Adė Dagunduro. Jo taiklus 3 taškis ir 12 šio krepšininko taškas vėl išveda Nigerija į priekį. Spanulis. Iš toli. Papanikolau meta ir pataiko. Kostas Papanikolau išveda Graikiją į priekį. Laiko dar yra 14 sekundžių. Graikams reikia apsiginti, Nigerijai reikia rezultatyviai baigti šią ataką. Štai taip, viskas neįtikėtinai paprasta. 2 baudos metimai. Likus žaisti 3,5 sekundės. Adė Dagundura, sakyčiau, atradimas šiose rungtynėse. Galbūt šiek tiek komandos draugų šešėlyje buvo pirmose 2 atrankos rungtynėse. Šiandien jau 12 taškų, na ir aišku, minutės pertraukėlė.
taip, ko gero tai yra svarbiausia. Nebauduoti po to, kai bus atlikti baudų metimai. Klausimas, kiek jų įkris ar įkris. Bent vienas, nuo to priklauso labai daug. Kol kas aritmetika tokia. Graikija 1 tašku priekyje, tačiau Nigerijos komandos gynėjo Adės Dagunduro rankose galimybė baudomis ne tik išlyginti rezultatą, tačiau ir jį persverti. Nuo tada graikams liks tik 3,5 sekundės. Na, tarsi 11 metrų baudinių serija futbole. Toks Nigerijos atsarginių suolas. Dagunduro 12 taškų šiandien. Tryliktasis yra Adė Dagunduro, pavėja rezultatyvumu Alfaruką Aminu. 4 baudos iš 4, jeigu bus 14 taškas, antras pagal rezultatyvumo komandoje. Šis krepšininkas. Ir antroji bauda taikli, dabar Nigerijai reikia tik apsiginti ir Nigerija laimi labai brangią sekundę, štai taip. Vos nepavagė kamulio Aladė Aminu. Perimti jo nepavyksta, bet graikai turi nebe 3,5, o 2,5 sekundės. Panulis iš aikštės vidurio pro šalį, viskas. Štai tokia sensacija. Nigerija, Graikija 80-79 ir galima suprasti štai šiuos žaliai vilkinčius vyrukus. Jie sukūrė nedidelį krepšinio stebuklą. Gali graikai dabar ginčyti su teisėjais. Gali prašyti, ko nori, viskas. Sprendimai priimti ir Nigerija. Nigerija, o ne Graikija, yra Londono olimpinių žaidynių atrankos turnyro pusfinalyje. Būtent ji kovos su Rusija. Iki Diogų 17 taškų šiandien, Adė Dagunduro 14, įskaitant ir 2 lemiamus, pergalingus baudos metimus. Graikijos neatvedė į pergalę 25 Vasilijos Panulio ir 18 Janio Burusio taškų. Čia, matyt, diskusija dėl to, buvo pražanga ar ne. Na, rizikingai, suprantama, rizikingai. Elgėsi čia Dagunduro, bet ta pražanga nėra užfiksuota ir dabar šaukštai popiet. Graikijos komandai, graikai į Londoną nevažiuoja. Nigerija? Galbūt pažiūrėsime. Šiandien mūsų dar laukia 2 įdomios, intriguojančios rungtynės. Pirmiausia, tai yra Makedonija, Dominikos Respublika ir po to 3 valandą nakties Lietuva, Puerto Rikas. Būkite su jais, būkite su šalies rinktinė. Aš perduosiu žodį savo kolegoms Sauliui Nalivaikai ir Linui Kunigėliui prieš tas rungtynes, o aš Nerijus Kesminas su jumis šį vakar atsisveikinu. Iki. Iki. Mes mylim maistą ir krepšinį jau 20 metų. Rungtynių transliacijas pristato mineralinis vanduo Vytautas. Eteryje laida Reporteris ir aš. Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės.